Šiandien įsivėliau į tokią nepatogią situaciją. Atvažiavau tikrinti Toyota Avensis 2012 metų. Radau defektus tokius. Ten priekinis galinis bamperis įbrėžti, nedaug iš tikrųjų palyginus, rudelė ant bagažinės dangčio, važiuoklį porą šarnyrų į pabaigą, rasoja lyva ant variklio, kelios klaidos nerimtos diagnostikoje. 300 000 rida, 11 metų, normalus stovis automobilio už adekvačius pinigus, 6 000 eurų. Žodžiu, pasitaikė tokie pirkėjai labai sunkus. Vyras ir žmona abu nesupranta apie mašinas ir įsivaizduoja, kad pirks 11 metų mašiną, kuri labai tvarkinga, praktiškai beveik nauja. Jie man sako, čia surūdija purkštukai. Purkštukų prisukimas parūdijas ir man aiškina, kad čia reikia keisti purkštukus. Sako, kad aš esu susitaręs su pardavėju. Pardavėjai šis matau pirmas iki pensininkas, kuris parduoda mašiną, kur nieko irgi nesupranta apie mašinas. Žodžiu, įsivėliau tokią nefainą situaciją. Bet, būna visokių tų pirkėjų, ne visi pardavėjai blogi ir ne visi pirkėjai yra tikrai geri. Ir tikrai būkit žmonės teisingi, supraskit teisingai pirkdami daiktą, koks jo turi būti stovis. Jeigu 10 metų mašinai, jinai nebus kaip nauja, jinai turės ir oksidacijos ir dar visokių dalykų. Ir jeigu jūs nežinot konkrečiai, ar tai sugedus dalis, jūs geriau nieko nesakykit. Kaip pavyzdys su šitais purkštukais. Purkštukų prisukimas parūdijas, sako, reikia keisti purkštukus. Kosmonautai, ką? Žodžiu, visokių žmonių yra, su visokiais tenka pabendrauti. Tai va, gražios jums dienos. Iki.